Sveiki visi, šiandien aš kuriu savo pirmąjį video ir jis bus apie tai, kaip du dalykai, kaip galima sukčiauti mokykloje. Taigi, pirmas. Jums reikės tušinuko, peilio ir popieriaus lapo. Ir nepamirškite žirklių. Taigi, iš popieriaus išsikarpame tokią juostelę ir galima užsirašyti daugybos lentelę, ko jums reikės pamokai arba testui. Ir reikės jums dar kamštelio. Ir jums reikės dar vieno kamštelio nuo kito tušinuko, nesvarbu kokios spalvos. Taigi, padarote maždaug šitaip ir, pavyzdžiui, galite rašyti, viskas normaliai. Va čia toks kamštukas, čia galima rašyti. O jeigu ko nors nesuprantate, pasiimate ir taip atsiviniojate. Ir viską matysite. Ir nepamirškite, kai klijuosit, nes čia reikia suklijuoti, bet galima su paprastais klijais. Tai tiesiog įkišti pro šitą, tokį, kur užsidėti ant lapo ir priklijuoti. Bet pirmą reikia patirti ant klijų. Taigi, tikiuosi jums kam nors padės šitas triukas ir jo. Antram sukčiavimui jums reikės popieriaus lapo, žirklių ir tušinuko. Popieriaus lapą nukerpate kaip kvadratą tokį ir susirašėte, ko jums reikės. Taškiukai čia rašykit, ką jūs norit, nes aš šiaip užrašiau kaip pavyzdį. Ir kai jau viską susirašysit, tai padėkit žirklės ir užlankstykite ant šios kaip rankenėlės popierių. Taigi, aš čia nelabai gražiai sulanksčiau, bet jūs galite ir gražiau, kaip nors sugalvokite, bet aš tiesiog parašiau ir per kokį testą reikės, tada atsilankstote ir pasižiūrite. Ir tada galbūt vėl užlankstote. Ir taip toliau. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote mano pirmąjį video ir tikiuosi jums patiko, galbūt padėjo ir laikinkit, subscribinkit, komentuokit ir jo, iki kito video.